vienuolyno Malūno gatvėje buvo įsikūrusi batsiuvio Hanso Anderseno šeima. Mano sūnus bus didelis žmogus. Kiekviename muilo burbule gyvena pasaka. Pati gražiausia. Tai miega kūdikėliai, laukdami, kas labiausiai žemėje jų panorės. O tada gandras ima ir neša tiesiai mamytei glėbį. Ne toks kaip visi. Aš Hansas Kristianas Andersenas. Na tai kai norėsit tapti batsiuviu, ateik. Pasaulis to dar nematė. Nuo tokio grožio esame pakę. Betgi jis plikas, jis be rūbų. Vai, čiučiniai iš akmenų, nesumerksiu aš akių. Tu juokauji iš kokios pasakos? Nekiek, ją parašys Hansas Kristianas po metų. Mažieji žaliukai? Atidaryk. Nesibaimink. O, negi būsi išpūtusi bjauriojo ančiuko finalą. Bjauriojo ančiuko? Taip, iš jo visi tyčiojosi, stumdė, nes jis buvo kitoks, ne toks kaip visi.